tokį dar turiu peilį. Tai yra japonas, medinė rankena, rankų darbo, labai gilūs įkalimai. Matote, kaip gražiai peilis restauruotas pilnai, gana neblogai restauruotas, tik man kas užkliuvo savo darbą, kad čia palikau tokią juostelę, matot, šviesesnė yra. Na, čia būdavo ta juosta tokia, yra peiliuose būna, irgi kitos spalvos į čia, kai sakė, čia matos net hamon linijos, tai peilis yra 3 sluoksnių, 3 sluoksniukai, matos, centre dabar seniai restauruotas, bet tai greičiausiai raugamis yra centre tamsus plienas ir matote, na, atsakau, man užkliuvo, ko dar nedabaigiau, čia tokia juostelė, kad vos matas, aišku, taip žiūrint iš akies, iš toliau taip greitai ir nepamatysi, na ir čia, kad biškį trūko šlifavimo. Peilis profesionaliai išgalastas, tai dabar jau, jeigu norėčiau perrestauruoti, reiktų vėl iš naujo galasti, tai ko nesinori, tai peilis labai geras įvertintas, 225, tai yra standartinė normali kaina gero peilio, na bet, nežinau, padarom jamam, tikrai fainiai restauruotas, viskas labai smagus, galingas peilis, biškis svoriukas jaučiasi, jamam už 120. Na čia, super, iš viso super. 120 tik euriukų ir peiliukas jūsų.